Tai aš esu Vaidotas Ramonas ir dirbu šiuo metu ryšių reguliavimo tarnybai. Ir kaip jau pristatė, šiandien mano prezentacija iš esmės bus iš tokių dviejų dalių. Tai yra pirmoji dalis, kurios metu aš grinai pristatysiu, kaip atrodo elektroninio parašo rinka šiai dienai. Tai yra, kokie yra paslaugų teikėjai, ką reikia žinoti juos renkantis, kiekgi tų asmenų iš esmės turi galimybės pasirašyti dokumentus elektroniniu būdu. Ir aišku, kas ne ką mažiau įdomu, kiek tai daro. Bei keletą tokių geros praktikos pavyzdžių pademonstruosiu sėkmingų, vadinkim, perėjimų iš popierinių dokumentų elektroninius. O antroji prezentacijos dalis bus tokia skirta pažvelgti šiek tiek į priekį, tai yra, kaip situacija keisis po 2 metų, tai yra nuo 2016 metų Liepos 1 dienos, kadangi numatoma pakankamai nemažai pasikeitimų, kurie tiesiogiai turės įtakos elektroninių dokumentų valdymui. Taigi, pirma dalis - elektroninio parašo rinkos apžvalga ir čia iš esmės norėčiau pradėti nuo paslaugų teikėjų, kurie jums išduoda priemonės, kurias jūs naudojat elektroninių dokumentų pasirašymui. Skaidrėje matot štai 3 paslaugų teikėjus, kurių pirmąjį turbūt labai gerai visi žino, tai gyventojų registro tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos. Iš esmės, jie sudaro kvalifikuotus sertifikatus, skirtus tam, ir būtent išduoda juos su asmens tapatybės kortelėmis ir valstybės tarnautojų pažymėjimais. Tai tie, kas yra valstybės tarnautojai, iš esmės dokumentų pasirašymai būtent naudoja šio paslaugų teikėjo sudarytus kvalifikuotus sertifikatus. Tačiau kartais ir turbūt neretai įstaigose yra asmenų, kurie turi pasirašyti dokumentus, bet nėra valstybės tarnautojai. Tai yra darbuotojai dirbantis pagal darbo sutartis, statutiniai, pareigūnai, kuriem tarnautojų pažymėjimai bei šiai dienai nėra išduodami. Aišku, planuojama, kiek žinau, neužilgo tai jau pradėjo daryti, bet tuo laikotarpiu, kol nėra, įstaigom gali tekti aprūpinti juos elektroninio parašo priemonėm, įsigyjant jas iš kitų paslaugų teikėjų. Tai tie kiti paslaugų teikėjai du yra valstybės įmonė Registrų centras ir uždaro akcinė bendrovė Skaitmeninio sertifikavimo centras. Taigi, jeigu reikia, kreipkitės juos, jie turėtų pagelbėti. Ką reikia dar žinoti apie šios paslaugų teikėjus, tai yra, kad jie savo paslaugas, tai yra išduoti elektroninio parašo priemonės gali tiesiogiai, tai yra, kai jūs ateinat, ar jūsų darbuotojas ateina pas paslaugų teikėją, užpildo prašymą, ten nustatoma jo tapatybė ir išduodamas parašo kažkokią priemonę. Tačiau kartais tai nėra patogu, kadangi paslaugų tada reikia būtent eiti į tą vietą, kur yra įsisteigęs paslaugų teikėjas ar kur turi savo padalinius. Tam paslaugų teikėjai yra pasirašę sutartis su trečiom šalim, taip dar vadinamam registravimo tarnybom, kuriuose irgi galite jūs atvykti, ten bus nustatyta jūsų tapatybė ir irgi išduota ta pati parašo priemonė. Jeigu kalbant konkrečiau, tai Registrų centras yra praktiškai pasirašęs sutartis su beveik visais judrio ryšio operatoriais, tai Tele2, Bitėm, Niteliu, Teledema, kiek žinau, ir ten nuvykę jūs galėsit gauti priemonę, būtent irgi tą patį kvalifikuotą sertifikatą, tačiau kartu su mobilaus telefono SIM kortele. Jeigu kalbant apie skaitmeninio sertifikavimo centrą, tai jie yra pasirašę sutartį su UAB Office Day, tai irgi per Lietuvą galite į Office Day padalinius atvykti ir irgi gauti skaitmeninio sertifikavimo centro sudarytą kvalifikuotą sertifikatą. Dar vienas aspektas, ką reikėtų žinoti apie šios paslaugų teikėjus, tai ta problemėlė kilo gal, tarkim, prieš kokius, 4-5 metus, kuomet iškilo praktinis klausimas, kaip nustatyti, ar tas paslaugų teikėjas yra patikimas ar ne. Kadangi jeigu jūs pasirašymai dokumento naudojat sertifikatą, išduotą vieno iš šių arba analogiškų užsienio šalių paslaugų teikėjų, toks parašas yra prilyginamas ranka rašytam, dar vadinamas kvalifikuotu. Bet ką daryti paprastai sistemai, kur jinai gavo dokumentą pasirašytą kažkokiu, tarkim, gyventojų registro tarnybos, Registrų centro, Skaitmeninio sertifikavimo centro, čia dar paprasta, bet jeigu iš užsienio buvo gautas dokumentas pasirašytas su, tarkim, Belgijai veikiančio paslaugų teikėjo išduotų sertifikatų. Tai yra kiek komplikuota. Tam buvo, kad spręs šią problemą, buvo įpareigotas visos šalis skelbti tokius patikimus sąrašus, trusted list dar vadinami, kuriuose turi nurodyti privalomai visą informaciją apie šalyje prižiūrimus paslaugų teikėjus ir ją pateikti tokiu būdu, kad sistema galėtų automatiškai paimti ir atpažinti, ar sertifikatas kvalifikuotas ir ar tokį parašą reikia pripažinti.
Žemiau matot nuorodą, kur skelbiama informacija būtent apie Lietuvos patikimą sąrašą, bet čia jeigu kreipsitės į savo dokumentų valdymo sistemas, kurie aš tikiuosi gal yra jau integruota, tai sistema automatiškai gali tai daryti visiškai be jūsų žinios. Taip, tada kitas klausimas. Kažkodėl skaidriai nesimato statistikos, čia turėjo būti statistika, kiekgi šiai dienai yra aktyvių kvalifikuotų sertifikatų ir kaip šitas skaičius keitėsi nuo 2009 metų, tai pabandysiu papasakoti žodžiu. Iš esmės 13 metais, tai yra šių metų pradžioj, Lietuvoje buvo apie 1 milijoną galiojančių kvalifikuotų sertifikatų. Tai reiškia, apie 1 milijonas asmenų turėjo galimybę pasirašyti dokumentus kvalifikuotais elektroniniais parašais. Tas skaičius praktiškai nuo 2009 metų daugiau mažiau pastoviai augo. Per 2013 metus iš esmės buvo toks ženklus augimas, tai yra išaugo daugiau negu 27%. Lyginant tai, kad, pavyzdžiui, 2012 metais augimas buvo tik tai 8%. Taigi, yra apie 1 milijonas asmenų turinčių kvalifikuotus sertifikatus ir galinčių pasirašyti kvalifikuotų elektroninių parašų. Tas realiai yra apie 40% visų, kurie tai gali turėti. Sekantis skaidrė, šiek tiek gerai, kad atvaizduojama, tai iš esmės parodo, kaip technologiškai yra pasiskirčiusios įrangos. Nes kuriant sistemas ar kuriant paslaugas, paslaugų kūrėjams dažniausiai kyla klausimas, o kokiai technologijai adaptuoti sistemą. Ar žmogus naudoja mobilų telefoną pasirašymui, ar žmogus naudoja asmens tapatybės kortelę, gal USB rakčiukus kriptografinius. Ir nuo to gali skirtis būtent poreikis kokiem vartotojams ką adaptuoti. Tai skaidrėje dabar matot kaip tik, kiek yra šiuo metu asmenų, kokias įrangas pasirinkę. Tai yra apie 40 000 asmenų yra nusprendę naudoti mobilų telefoną pasirašymui, apie 67 000 nusprendė kreipėsi į tos paslaugų teikėjus kitus du, tai registrų centrą ir skaitmeninio sertifikavimo centrą, naudoja lustinės korteles arba USB rakčiukus ir 903 000 naudoja asmens tapatybės korteles arba valstybės tarnautojo pažymėjimus. Šiaip, kadangi tą informaciją pradėjom rinkti jau praeitais metais, tai matosi ir pokytis. Iš esmės, praktiškai visų priemonių augimas jaučiasi. Tai yra vartotojams tiek mobilus parašas įdomus, tiek lustinės kortelės, aišku, asmens tapatybės kortelių skaičius auga. Bet bendras santykis matosi skaidrėje. Taip, dar viena rūšis sertifikavimo paslaugų teikėjų, kuri, ko gero, jums yra įdomi, arba bent tikėtina, jeigu dirbat su elektroniniais dokumentais, tai jau teko susidurti, tai yra laiko žymos formavimo paslaugų teikėjai. Iš esmės tam, kad užtikrinti dokumento galiojimą ilgesnį laiką, kad nekiltų problemų su parašų galiojimo patikrinimu, yra naudojamos laiko žymos. Tos laiko žymos jos neatsiranda iš niekur. Laiko žymos yra teikiamos laiko žymos formavimo paslaugų teikėjų. Ir su šiais paslaugų teikėjais yra kiek kitokia situacija negu su prieš tai minėtais trim, kurių yra baigtinis sąrašas. O situacija kitokia dėl to, kad šiem paslaugų teikėjams nėra nustatyta privaloma registracija elektroninio parašo priežiūros institucijai, kas lemia, tiksliau, dėl ko nėra galutinio sąrašo, nėra baigtinio sąrašo, kurios galėtumėt pasižiūrėti ir rasti visus šios paslaugų teikėjus. Tačiau, perkant tokias paslaugas, tačiau tiem paslaugų teikėjams yra keliami teisės aktais yra keliami reikalavimai. Žemiau matot būtent teisės akto pavadinimą, tai laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas. Tai jame būtent yra nustatyti reikalavimai tiem paslaugų teikėjams, kurių laiko žymos yra tinkamos kvalifikuotėm elektroniniam parašam. Tai yra tokios, kurių jums reikia. Taigi pirkimo dokumentas, jeigu pirksite šias paslaugas, nepamirškit nurodyti, kad paslaugos turi atitikti šitame teisės akte keliamus reikalavimus. Kitas aspektas, tai aišku, paprašyti pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Kitas aspektas yra, kad nuo 5 mėnesio 1 dienos, kadangi įstaigom gali būti šiek tiek sudėtinga pačiom įvertinti, ar iš tikrųjų paslaugų teikėjas atitinka tos reikalavimus, nuo šių metų 5 mėnesio 1 dienos tokiem paslaugų teikėjams buvo sudaryta galimybė savanoriškai būti įrašytėm į patikimą sąrašą. Ta patį sąrašą, apie kurį aš kalbėjau anksčiau ir kuriame sistemos gali automatiškai patikrinti, ar laiko žyma yra patikima.
Tokiu atveju, jeigu paslaugų tiekėjas norės, parodys norą atsidurti tam sąraše, priežiūros įstaiga pati įvertins, ar jo veikla atitinka reikalavimus. Taigi, perkant tokias paslaugas, vėlgi tokia asmeninė, vadinkim, rekomendacija nurodyti, kad paslaugų tiekėjas būtų sąraše arba per kažkurį tai laiką jame atsidurtų nuo pirkimo. Tai tiek apie laiko žymos formavimo paslaugas. O dabar pakankamai dažnai užduodamas klausimas, o kiekgi naudoja? Gerai, turi 1 milijonas priemonės. Ar visas milijonas naudoja? Tikrai ne. Bet prieš atsakant, kiek naudoja, tai galim pažvelgti, kiek elektroninis parašas ir kur jis yra naudojamas viešajame arba privačiajame sektoriuje. Tai jeigu kalbant apie viešąjį sektorių, tai iš esmės pagrindinės sritis, kur jis yra naudojamas, tai elektroniniai prašymai skundai. Įstaigos privalo priimti iš asmenų elektroninių parašų pasirašytus prašymus ir skundus. Tokių skaičius didėja, tenka susidurti su atvejais, kai įstaigos nepriima tokio dokumento, bet po to sužinojusios, kokie yra tikrai reikalavimai, išsprendžia šitą klausimą ir priima. Čia netgi taip ne per seniausiai teko gauti informaciją, kai viena valstybinė įstaiga atsisakė priimtą dokų pateiktą prašymą, ar tai skundą, ir tada žmogus padavė tą įstaigą į teismą ir prisiteisė be 1000 litų. Tai tikėkime, kad tai nepasidarys kasdieninė praktika, bet tai būdas, kaip paskatinti įstaigas priimdinėti. Taip, kad įstaigos turi tai daryti. Kitas dalykas tai yra elektroninės paslaugos. Pavyzdžiui, tokios įstaigos kaip Sodra, Registrų centras dalį savo paslaugų perkelinėja elektroninę erdvę, taip supaprastindami ir savo gyvenimą. Ir aišku, tiem, kas to dar nėra padarę, iš tikrųjų verta pagalvoti apie tai. Ir tokių paslaugų vis daugėja, kiek mes stebinant rinką. Ir paskutinė dalis, aš ją atskirai išskyriau, tai yra elektroniniai dokumentai. Tai aš čia turiu omeny vidinius elektroninius dokumentus, siunčiamus elektroninius dokumentus, susirašinėjimus tarp įstaigų. Seniau tokių atvejų praktiškai tekdavo matyti mažiau, dabar netgi ir mūsų įstaigai jau tenka susidurti ne su viena įstaiga, kuri mums nebesiunčia papirinių dokumentų, atvažiuoja vien tik tai ad hoc formato elektroniniai dokumentai. Tai, aišku, džiugu, kad tokių įstaigų daugėja. Kalbant apie kažkokias naujoves viešajam sektoriui, tai jau pirmoji dienos pusėje teko girdėti apie teisės aktų registrą, kuriam dabar iš esmės, jeigu praktiškai visos įstaigos rengia vienokius ar kitokius teisės aktus, kadangi tie teisės aktai, jeigu turi būti skelbiami teisės aktų registre, jie privalo būti elektroninės formos ir pasirašyti elektroniniu parašu. Tai šita tokia inovacija labai paskatino įstaigų vadovus apsirūpinti elektroninio parašo priemonėmis taip pat. Čia net ir iš mūsų įstaigai, kuri teikia konsultacijas elektroninio parašo naudotojams, tai pasijautė toks ženklus paaktyvėjimas viešojo sektoriaus įstaigų su klausimais, o kur įsigyti, kaip pasirašyti, ką naudoti pasirašymui. Tai toks visai įdomus ir džiugus projektas, inovacija. Tam, kad šiaip įstaigos galėtų pilnai pereiti prie elektroninių dokumentų, čia turbūt jau visą dieną apie tai šnekam ir šnekėsim, tai yra reikalingos elektroninių dokumentų valdymo sistemos. Įstaigų šiai dienai, bet kurios 14 metų pradžiai būtų buvusios pasiruošusios dirbti su elektroniniais dokumentais, iš 1500, jeigu neklystu, čia archyvaro tarnybos buvo apklausa daryta, buvo pasiruošusių tik tai beveik 500 beveik. Tai yra nemaža dalis tokių, kurios neturėjo priemonių. O tokios priemonės yra būtinos. Dėl to Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos planuoja sukurti, vadinkim, centralizuotą elektroninių dokumentų valdymo paslaugą, kurią galės visi naudotis, tie, kurie neturi lėšų arba neturi galimybių turėti savo nuosavas dokumentų valdymo sistemas. Kiek man yra žinoma, ta paslauga turėtų būti prieinama nuo 15 metų gal antros pusės. Taip, tai tiek apie viešąjį sektorių, kalbant apie privatų, tai čia pagrindiniai žaidėjai yra bankai, kurių iš esmės vis daugiau banko adaptuoja savo paslaugas elektroninio parašo naudotojams. Tai yra pagrindinis dalykas, tai yra leidžia prisijungti prie elektroninės bankininkystės sistemų, o tuo pačiu ir pasirašyti ar sutartis, dokumentus ar transakcijas. Kas naujo šitoj srityje, šitam sektoriui, tai yra tai, kad 13 metais buvo pakeisti reikalavimai bankų klientų tapatybės nustatymui ir sudaryta galimybė nustatyti
kliento tapatybę elektroniniu būdu, panaudojant kvalifikuotą elektroninį parašą. Tai iš esmės atsirado galimybė teikti pilnai elektroninės bankininkystės paslaugas. Ir kiek man yra žinoma, tai yra vienas bankas, bent Danske bankas, kuris tai ir padarė, tai yra galim neišeinant iš namų atsidaryti sąskaitą ir pilnai operuoti. Taip pat atsiranda tokių naujų paslaugų kaip iSign, GoSign, tai yra matosi ir verslo teikiamų, kurie teikia tokios, tarkim, patogesnius sprendimus elektroninių dokumentų pasirašymų įtikrinimui. Taip, dabar apie skaičius. Ir čia šiek tiek turiu gal nuliūdinti dėl to, kad techniškai nėra galimybės užfiksuoti, kiek konkrečiai asmenų elektroniniu parašu pasinaudoja iš tų 1 milijono. Ir kažkokius apytikslius skaičius galima bandyti išrasti, tarkim, atliekant arba rinkos tyrimus, arba analizuojant kažkokius specifinius rinkos segmentus. Tai kaip tik dabar skaidriai ir matot vieną iš tokių tyrimų, tai yra asociacijos Infobalt, pakankamai šviežiai atliktas tyrimas, būtent klausiant asmenų, ar jie naudojasi elektroniniu parašu ir kodėl naudojasi, kodėl ne. Ir tyrimo rezultatais pakankamai didelis, jeigu neklystu, yra ir viešas, tai atsakė, kad 18% asmenų atsakė, kad elektroniniu parašu naudojasi. Nėra mažai. Kas dar įdomiau, 65% atsakė, kad žino, jog elektroniniu parašu galim pasirašyti elektroninius dokumentus. Aišku, čia galim buvo ir intuityviai nuspėti, kad elektroninis parašas tikėtina skirtas bus elektroniniam dokumentam, ne papiriniam. Kai buvo paklausta, ko jiem labiausiai trūksta, tai praktiškai didžiausia dalis atsakė, kad jiem trūksta informacijos, kur ir kaip galim panaudoti elektroninį parašą. Tai čia likę 35%. Ir tokios informacijos turėjimas 64% jų paskatintų pabandyti pasirašyti elektroniniu parašu kokį dokumentą ir pasižiūrėti, ar tai patiks. Tai tiek apie rinkos tyrimus, o dabar apie konkrečius rinkos segmentus. Tai yra būtent jam ant viešąjį sektorių ir jų teikiamas paslaugas. Tai yra kaip atrodė, kaip keitėsi tos paslaugos, pradėjus jas teikti elektroninio parašo naudotojams. Ir kairiai pusėje matot Sodros, dešinėje pusėje registrų centro elektroninės paslaugas. Tai Sodros sistemose 13 metais iš esmės jau buvo per 13 metus pasinaudoja 74 000 unikalių asmenų pasinaudoja kvalifikuotais sertifikatais. Tai yra kažką pasirašę. Registrų centro sistemoje šitas skaičius irgi yra šiek tiek aišku mažesnis, bet tai yra arti 12 000. Matot, kad skaičius auga. Abiejais atvejais tas skaičius kiekvienais metais auga, tai reiškia arba klientai, tiesa, ir klientam tai patinka, ir kadangi paslaugos nėra nutraukiamas ir toliau teikiamas, tai faktas, kad ir patiems paslaugų teikėjams matosi apsimokėjo perkelti savo paslaugas į elektroninę erdvę. Dabar kitokį pjūvį matot, tiesa Sodra irgi dubliuojasi, tai yra nebe unikalius asmenų skaičius, tai yra kiek asmenų naudojasi, bet kiek popierinių dokumentų perkelia savo paslaugas elektroninę erdvę, atsisakė šios dvi įstaigos. Tai yra Sodra atsisakius, tai yra perkelus paslaugas elektroninę erdvę, vien 2013 metais atsisakė 6 milijonų popierinių dokumentų. Tai yra, nes tiek dokumentų buvo pasirašyta elektroniniu parašu per 13 metus. Registrų centro atveju sistemos dabar neįdėjau, nes daugiau statistikos turėjom, bet įdomesnis pokytis viešųjų pirkimų tarnybai. Tai yra būtent kalbant apie pasiūlymus pateiktus viešųjų pirkimų metu. Ir vien 13 metais tas pasiūlymų pateiktų skaičius išaugo praktiškai 3 kartus. Lyginant su 12, čia buvo ženkliai nustebinamus, kad kreipėmės ir į pačią viešųjų pirkimų tarnybą paklausti, kas galėjo įtakoti tokį ženklų augimą. Ir pasirodo tiek, aišku, bendras viešųjų pirkimų skaičius paaugo, bet ir daugiau tų juridinių asmenų teikia pasiūlymus elektroniniu būdu. Tai tikėtina, gal kažkas tai pradžiai vengdavo elektroninio būdo, elektroninio formą pateikti, dabar išdrąsėjo, įsigijo priemonės, pabandė, patiko, tikėtina. Žiūrėsim kitais metais, kaip statistika, aišku, keisis, ar nebus staigaus kritimo. Taip, ir paskutinė skaidrė iš šitos temos, tai būtent rinkos apžvalgos, kadangi mes patys matom, kad kompetencijos ugdymas iš esmės yra vienas iš tokių kertinių aspektų, tai norėčiau tiesiog pareklamuoti tokį produktą, vadinkime elektroninis parašas LT, nuotolinę mokymo sistemą. Tai yra mokymo sistema, kur asmenys visiškai nemokamai gali sužinoti apie elektroninį parašą, išmokti, kaip pasirašyti, naudojant vienokias ar kitokias priemonės.
Tada gali pasitikrinti savo žinias atlikdami testus, bei, aišku, gauti sertifikatą, pasirašytą, patvirtinantį žinias. Ta sistema iš esmės, kiek teko matyti, neretai būna naudojama jeigu įstaigose, tai galima tiesiog paprašyti darbuotojų per kažkokią tai, įsidiegus dokumentų valdymo sistemą naują, paprašyti darbuotojų per kažkokią tai laiko tarpą, tarkim per 3 mėnesius, pasimokinti ir pristatyti personalo skyriui gautus sertifikatus. Kaip vienas iš panaudojimo atvejų. Tai tiesiog išbandykit. Seniau buvo būtina registracija, dabar pamatėm, kad žmonėm kartais reikia tiesiog gauti kažkokios informacijos apie specifinį vieną iš niuansų, pavyzdžiui, kaip pasiruošti kompiuterį. Tai tam dabar yra galimybė prisijungti prie sistemos tiesiog svečio teisėmis, nesivarginant ir nesiregistruojant. Aišku, tokiu atveju neturėsit galimybės atlikti testų ir gauti sertifikatų. Taip, dabar prieš einant jo į antrą temą, matau, yra klausimų. Galima klausimėlis toks, čia dauguma mūsų gal ir tarnautojai turim tiek tapatybės, asmens tapatybės kortelės su elektroniniu parašu, tiek valstybės tarnautojų pažymėjimus irgi su elektroniniu parašu. Klausimėlis iš esmės, kiek valstybės tarnautojo pažymėjimus galim naudoti asmeniniam gyvenime pasirašinėjant dokumentus ir atvirkščiai, kiek asmens tapatybės korteles galim pasirašinėjant darbiniais reikalais valstybės tarnybos. Taip, dėkui iš klausimą. Įdomus klausimas ir ne pirmą kartą teko apie jį girdėti. Iš esmės, kas liečia asmens tapatybės kortelę, tai iš praktikos yra ir iš teisinės pusės nėra problemų ją naudoti darbo reikalais. Ta prasme, jeigu yra darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį, turi asmens tapatybės kortelę, tai tiek praktikai, tiek juridinių, bent mano nuomonė, problemų ją naudoti darbe neturėtų būti problemų. Kas liečia valstybės tarnautojo pažymėjime įrašytų sertifikatų, ar būtent valstybės tarnautojo pažymėjimo naudojimą pasirašinėjant asmeninius kažkokius dokumentus, čia situacija yra kiek keblesnė. Iš esmės, jeigu trumpai atsakant, tai neturėtų tai būti daroma, o jeigu taip žiūrint iš praktikos, tai net ir popierinių atvejų, ten kiek teko girdėti, seniau būdavo ginčių, kai kažkoks pareigūnas valstybės ir ranka rašyto parašo šalia pasirašydavo savo pareigos. Jeigu jos yra aukštos, tarkim, ar galėtų daryti kažkokią įtaką. Tiesiog dėl interesų, kad nebūtų interesų konflikto. Tai iš vienos pusės asmens tapatybės kortelę galima būtų naudoti darbo reikmėm ir tai yra praktikoje daroma, o tarnautojo pažymėjimo asmeniniam reikmėm nereikėtų naudoti būtent dėl interesų konflikto. Čia jeigu taip trumpai. Ne, parašas abiejais atvejais galiotų tik tai tiek, kad panaudojus tarnautojo pažymėjimą galėtų kilti jo kažkoks tai aspektų, vadinkim, dėl interesų konflikto. Bet šiaip abiejais atvejais parašas, jeigu grinai parašo, kaip po tokio galiojimo prasme, abiejais jisai būtų galiojantis. Tai yra abiejais atvejais jis būtų kvalifikuotas elektroninis parašas. Sekundėlį taip pat turėsiu. Teisingai supratome, kad pasirašant elektroniniu parašu kaip valstybės tarnautojui visuomet yra nurodomos ir pareigos. Kas konfigūruoja tada tą laukelį, nes pareigos pirmą gali kisti ir šiandien esu pareigose, rytoj galiu nebūti, yra ir nušalinimo atvejai. Ir antras dalykas, ar išeina taip, kad aš kaip vienas asmuo, vardenė pavardenė, turiu 2 elektroninius parašus, kaip fizinis asmuo ir kaip pareigūnė, ar valstybės tarnautoja? Taip. Dėl to, kad asmuo gali turėti 2, tai yra vienas kaip fizinis asmuo, kitas kaip valstybės tarnautojas, tai taip, gali turėti. O kaip tie atributai yra valdomi? Iš esmės, kai kalbame apie asmens tapatybės kortelę įrašytą sertifikatą, tenais yra įrašomi duomenys kaip apie fizinį asmenį. Tai yra vardas, pavardė, asmens kodas, lytis ir taip toliau. Tai yra jokių atributų su užimamom pareigom kažkokiais įgaliojimais nėra. Kalbant apie tarnautojo pažymėjimus, tenais yra įrašomas vardas, pavardė, tarnautojo numeris ir tada jo pareigos įrašomos, tai yra, kad atspindėti įgaliojimus. Kas nutinka, jeigu asmuo yra nušalinamas arba kažkas pasikeičia, tai su tokiais sertifikatais yra, šiaip paprasto sertifikato atveju, jeigu žmogui kažkas tai nutinka, pasikeičia atributai ir kažkas pavogė, jisai pats gali kreiptis į paslaugų tiekėją.
Tačiau šiuo specifiniu atveju, jeigu kažkoks juridinis asmuo, šiuo atveju valstybė ar valstybinė įstaiga, suteikia jam įgaliojimus atstovauti, tai yra įrašė pareigas, tokiu atveju ir ta įstaiga turi teisę sustabdyti sertifikatą. Tai yra, jeigu asmuo yra atleidžiamas, tai ir tos įstaigos prašymų sertifikatas yra sustabdomas ir tada jis jau nebegali jo pasirašinėti. Tiksliau, pasirašius jau rodytų, kad negaliojantis. Labadiena, norėčiau paklausti, yra elektroninis parašas asmens tapatybės kortele ir mobilusis parašas. Ir vieną ir kitą galima būtų naudoti DocLogic programoje, tačiau asmens tapatybės kortelė, kada pasirašoma, nereikalaujama yra papildomai laiko žymos pirkimas, o mobiliuoju parašu pasirašant reikalaujamas laiko žymos pirkimas. Kodėl toks skirtumas yra? Taip. Dėl vieno tokio aspekto šiaip įdomu, kur tas reikalavimas yra išdėstytas, nes nepriklausomai nuo to, ar mobilus, ar panaudotas mobilus elektroninis parašas, ar asmens tapatybės kortelė, tai yra suformuojamas elektroninis dokumentas ir laiko žyma jau, ar ją reikia dėti ar ne, tai turėtų būti, neturėtų šiaip būti skirtumo ir aišku aprašyta arba parašo taisyklės, arba kažkokiuose specifiniuose dokumentuose. Problema tame, kad negavus specialaus kodo iš, jeigu neklystu, registrų centro, mes negalime naudoti mobilaus parašo. Jo tiesiog programa nepriima. Neveikia programa su juo. Supratau, tai čia turbūt yra nebent technologinis apribojimas, kad kai panaudotas mobilus parašas, technologiškai kažkodėl priverstinai reikalavimą dėti laiko žymą, o kai naudojamas, tarkim, ar asmens tapatybės kortelė, ar kažkoks kitoks įrenginukas, tai yra tas stacionarus, vadinkim, parašas, to nėra reikalavimo. Bet čia grinai tik tai tos programinės priemonės sprendimas, nes bendrai žiūrint bendrus reikalavimus, tai neturėtų būti, ir nėra išskiriama, kad būtent vienokia technologija pasirašius privaloma naudoti, kitokia ne. Nes šiaip tai didelio skirtumo, nėra, kaip praktiškai sakant, jeigu aš taip pasirašinėčiau dokumentą, ar su mobiliu parašu, ar su kortele, rezultate gautųsi elektroninis dokumentas pradžiai be laiko žymų, ir po to sekantis klausimas, procesas, ar aš ant jo dėsiu laiko žymą ar ne. Šituo konkrečiu atveju man toks jausmas, kad programinės įrangos kūrėjas būtent, ar registrų centras šituo atveju kažkodėl technologiškai yra uždėjęs tokį apribojimą. Aš norėčiau pakomentuoti dėl šito. Jo, nebent vat. Tai jūs ne visai teisingai supratote, jums reikia gauti kodą iš registrų centro, bet tas kodas yra skirtas ne laiko žymoms, o būtent mobilaus pasirašymo paslaugai. Tai yra registrų centro teikiama paslauga, jinai yra mokama. Dėl to mes negalime pasiūlyti visiems savo klientams nemokamai naudotis mobiliuoju parašu. Tai tik tiek, bet gavę tą kodą jūs galite tiek su laiko žymom, tiek be jų pasirašinėti. Aš, pavyzdžiui, dabar pasirašau be laiko žymų. Taip, tai atsako dar, kad ten net nelaiko žyma, bet tiesiog technologinis šitas. Nes šiaip neturėtų būti skirtumo tarp tų technologijų. Taip, jeigu nėra daugiau klausimų, tai tada eisiu prie savo sekančios prezentacijos dalies apie naują reguliavimą. Iš esmės, planuojant kažkokios sistemos modernizavimus ir panašiai, reikėtų žiūrėti, kaip keisis reikalavimai, kaip keisis rinka bent per artimiausius kelis metus. Ir būtent dabar aš ir pristatysiu, kaip keisis visa šita situacija ir susijusi su elektroniniais parašais, elektroniniais dokumentais nuo 2016 m. Liepos 1 dienos. O keisis pakankamai stipriai, kadangi yra europinių lygių planuojama įvesti naują reguliavimą tiek elektroninio parašo srityje, tiek elektroninių dokumentų ir susijusių paslaugų. Taigi, o jeigu apie visą tai nuo pat pradžių, tai kaip visada prieš kažką keičiant, dažniausiai turėtų būti užduodamas klausimas, kam to apskritai reikia, kam kažką keisti, jeigu dabar viskas yra gerai. Ir ar iš tikrųjų yra gerai. Ir dabar pati Europos komisija, kuri pasiūlė šitą naują reguliavimą, jinai pabandė išanalizuoti, kaip praktikoje dabar atrodytų pilnai perkelta elektroninė paslauga, ir kuri dar turėtų veikti ne tik vienos šalies, bet kelių šalių mastu. Na ir ką turim? Pirmas, žmogus nori gauti elektroninę paslaugą, jis ateina į kažkokios valstybinės įstaigos, tarkim, svetainę interneto, ir jam visų pirma reikia žinoti, kad niekas neapsimetinė, kad tai yra tikrai tą įstaigai priklausanti svetainė. Tai reiškia, turi būti galimybė jam patikimai nustatyti, ar čia yra ta svetainė, kurios jam reikia. Ar niekas neapsimetinėja, neapgaudinėja. Antras dalykas. Kartais, gaunant paslaugą, jam, ir pakankamai dažnai, gali tekti save identifikuoti.
Tai yra elektroniniu būdu prisijungti, kad sistema jį vienareikšmiškai identifikuotų. Trečias dalykas. Jisai, tarkim, turi pateikti kažkokį prašymą. Jisai jį pasirengia pas save ir tada tipiškai prašymą reikia pasirašyti. Arba jeigu yra juridinis asmuo, ne visais atvejais gali tekti reikalauti jo pasirašyti, gali būti užtekti, kad tas juridinis asmuo tiesiog ant jo uždėtų antspaudą. Tai yra užtikrintų vientisumą ir autentiškumą, kad tai yra iš to juridinio asmens pateiktas ir nepakeistas dokumentas. Tada, tam, kad užtikrinti, kad dokumentas buvo pateiktas laiku, nes deklaracijų atveju ir kažkokių prašymų tai gali turėti įtakos, bei užtikrinti, kad nekiltų problemų su parašų galiojimu, reikalingos laiko žymos. Tada įstaiga gavusi tokį prašymą, jinai vienas dalykas, turėtų asmeniui išsiųsti patvirtinimą, kad tikrai jį gavo ir galų gale turėtų atsiųsti kažkokį tai atsakymą, jeigu to reikia. Ir tai turėtų būti registruotų būdu atsiųstas, kad tikrai galėtų teisme, jeigu kiltų ginčas, galėtų būti panaudota, kad galėtų būti aiškus žinomi faktai, kada buvo išsiųstas, ar buvo išsiųstas ir kada buvo gautas. Tam reikia registruoto elektroninio pristatymo. Ir aišku, įstaiga po to, jeigu ateityje kiltų ginčas, turi turėti galimybę visą tą pateiktą dokumentą, atsakymą ir panašiai archyvuoti ir saugoti pakankamai ilgą laiką, kol gali kilti kažkokie tai ginčai. Tam vėlgi yra reikalingos laiko žymos paslaugos. Ir kai visas tai vyks, tai bus labai gražiai, pilnai pateikta elektroninė paslauga. Jeigu kalbant tik tai apie elektroninių dokumentų valdymą, tai iš esmės labai panašiai, tik tai galvat pirmus du aspektus reikėtų nuimti. Nes vis tiek yra elektroninis dokumentas, kuris pasirašomas, dedamas laiko žymos, kažkur siunčiamas, archyvuojamas ir turi ateityje galimybę pateikti teismui. Kokia yra situacija šiai dienai? Šiai dienai bent europiniu mastu yra reguliuojamas tik tai tuo raudonu kvadratuku apibrėžta sritis, tai yra elektroninis parašas. Kas yra aiškiai reguliuojama ir ne tik nacionaliniu lygiu. Aišku, nacionaliniu lygiu šalis įvairias ir kitas tas sritis reguliuoja, pavyzdžiui, Lietuvoje yra reikalavimai laiko žymos formavimo paslaugų tiekėjam, yra jau registruota pristatymo paslauga delivery, jau kur minėta. Tačiau tai yra fragmentiškai, ne visose šalyse ir tai tiek vienoje šalyje gali kelti problemų, jeigu kalbant apie tarptautinį kažkokį dokumentų, ten keitimas ir paslaugas, tai apskritai, ko gero, būtų neįmanoma. Ir dėl to Europos komisija nusprendė šiek tiek pakeisti visas žaidimo taisyklės ir pateikė naująjį pasiūlymą dėl naujo reguliavimo. Ir jeigu labai trumpai, jie nusprendė keisti reguliavimo iš esmės principą. Seniau elektroninius parašus reguliavo parašo direktyva, kuri yra iš juridinės pusės žiūrint, gali būti kiekvienoje šalyje įgyvendinama skirtingai. Aišku, yra bendri principai, bet jinai yra įgyvendinama. To pamatę neužteko, nes šalis tai padarė skirtingai. Dėl to nusprendė šį kartą reguliuoti viską reglamentu, tai yra būtent tiesioginiai taikymo teisės aktu, tai yra jis praktiškai kaip įstatymas galios vienodai visom ES valstybėm. Pakankamai sugriežtinamas reguliavimas. Tada pamatė, kad vien parašo reguliuoti neužtenka ir nusprendė išplėsti taikymo sritį. Tai yra atsirado 3 tokie blokai, vienas elektroninė atpažintis, kitas blokas patikimumo užtikrinimo paslaugos, tai čia e-parašai, e-spaudai, laiko žymos, bei keletą nuostatų susijusių su elektroniniais dokumentais. Ir aišku, paliko priežiūros lygį, kadangi tos paslaugų teikėjus reikia prižiūrėti, tai paliko analogišką priežiūros lygį, kad šalis turės priežiūros įstaigos, kurios turės užtikrinti, kad paslaugos teikiamos pagal reikalavimus. Ir dabar aš labai trumpai pabandysiu perbėgti per visas tas paslaugas, būtent kas naujo atsiranda ir kaip tai įtakos šiandieninį dokumentų valdymą, kas turėtų keistis. Pirmas blokas elektroninė atpažintis, jis yra gerokai didesnis, bet kadangi tai nėra tiesiogiai susijęs su dokumentų valdymu, aš detaliai apie jį nekalbėsiu, tik tai patį principą pasakysiu. Tai kad buvo nuspręsta padaryti taip, kad šalis tiesiog praneša Europos komisijai apie kažkokias tai atpažinties schemas, tai yra kokiu būdu asmenys identifikuojami toj šaly. Ir jeigu šalis nori, kad užsienio kažkokios tai paslaugos pripažintų tokį identifikavimo būdą, tai tada ta šalis, kuri turi tą priemonę, praneša Europos komisija įrašo į sąrašą ir visos šalis turi pripažinti tokias identifikavimo priemonės, kurios įrašytos į tą sąrašą. Skambėjo pakankamai sudėtingai, bet jeigu tokį paprastą pavyzdį pritaikyti, tai yra asmens tapatybės kortelėse yra įrašomi identifikavimo sertifikatai. Jeigu šiuo metu jie gali būti pripažįstami Lietuvoje. Jeigu Lietuva norėtų, kad privalomai
lietuviai galėtų identifikuotis ir užsienio e-paslaugų kažkokiose sistemose, tai lietuviai tiesiog Europos komisijai praneša, kad mūsų asmens tapatybės kortelės yra rašomi tokie sertifikatai, mes pranešam jūs, kad įtraukite į schemą, Europos komisija įtrauks į schemą ir visi privalės priimti. Čia toks paprastas pavyzdys. Tai tiek apie identifikavimą, o šiek tiek plačiau pereisiu per patikimumo užtikrinimo paslaugas. O jos atrodo štai taip. Kaip matot, seniau buvo tik elektroniniai parašai, dabar lieka aišku elektroniniai parašai, tik tai jau pasipildo reikalavimais jų tikrinimui ir ilgalaikiam saugojimui. Šalia atsiranda elektroniniai spaudai, vėlgi su reikalavimais jų tikrinimui ir saugojimui, o elektroniniai spaudai iš esmės buvo pagrindė inicijuotas jų atsiradimas iš juridinių asmenų, kadangi jeigu sistemos nori automatiniu būdu paduoti kažkokius išrašus ir panašiai, arba pasirašyti registravimo metaduomenis, ką ir sistema daro, tai nėra patogu, kadangi elektroninis parašas iš esmės gali būti tik tai susijęs su fiziniu asmeniu. Ir fizinis asmuo turi pasirašyti. Elektroninių spaudų atveju atsiranda tai, kad tai gali būti juridinis asmuo ir tai nebūtina, kad kažkoks konkretus fizinis asmuo tai darytų. Praktinis pavyzdys - metaduomenų pasirašymas dokumentų valdymo sistemos. Sekantis dalykas - laiko žymos. Kaip minėjau, dabar tai yra reguliuojama fragmentiškai kiekvienoje šalyje. Yra reikalavimai, bet nėra prievolės registruotis kažkur tai. Tai dabar atsiranda pakankamai griežtas laiko žymos formavimo paslaugų reguliavimas. Taip pat atsiranda elektroninio registruoto pristatymo paslaugos, tai yra ko trūko, ir svetainių tapatumo nustatymo. Aš apie jas kiekvieną dar šiek tiek plačiau pašnekėsiu, bet jom visom yra taikomi tokie bendri principai. Tai yra visi paslaugų tiekėjai turės atitikti saugos reikalavimus, visi jie turės atlyginti žalą, jeigu pridarys, dėl to kils kažkokių nuostolių, visi jie bus prižiūrimi, bus išskiriamos kvalifikuotos paslaugos, tai yra kuriuom jau taikoma iš ankstinė registracija. Tai yra būtinai reikės pranešti priežiūros įstaigai, bus baigtinis sąrašas, būtent tas patikimas sąrašas. Galės naudoti ES pasitikėjimo ženklą, tai lengva bus atspėti nustatyti, ar tą paslaugą privaloma pripažinti. Ir aišku, tos paslaugos bus pripažįstamos tarptautiniu mastu. Jeigu konkrečiai apie kiekvieną iš jų, tai labai trumpai yra įtvirtinama, kad elektroniniai parašai ir spaudai turi būti tinkami kaip įrodinėjimo priemonės teismuose. Kaip ir minėjau, elektroniniai parašai bus tik tai fiziniam asmenim ir prilyginami įprastam parašui, o elektroniniai spaudai tai tik juridiniams asmenims ir jau tik tai duomenų vientisumui ir autentiškumui užtikrinti. Ir vėlgi yra reikalavimas, kad kiekviena, jeigu kažkas tai, pavyzdžiui, Lietuvoje pasirašysim kvalifikuotą elektroninių parašų ar uždėsim kvalifikuotą elektroninį spaudą, visose ES šalyse tokį dokumentą bus privaloma priimti. Taip, kita paslauga tai yra tikrinimo ir ilgalaikio saugojimo paslaugos, tai vėlgi yra nustatyti reikalavimai, kaip tikrinti elektroninius parašus, kaip tikrinti elektroninius spaudus, bei reikalavimai tokiem paslaugų tiekėjams. Jeigu jūs, pavyzdžiui, nenorit patys apsiimti rūpesčių ir tikrinti visų elektroninių dokumentų gautų, aiškintis, ar patikimas, nepatikimas paslaugų tiekėjas, jūs galėsite tokias paslaugas pirkti iš trečiųjų šalių, kuriuom yra nustatyti reikalavimai. Tos trečios šalis iš esmės jums automatiniu būdu pateiks atsakymus, ar dokumentas pasirašytas galiojančių parašų ar ne. Ir aišku, tą atsakymą, kad jį galim būtų ateityje panaudoti teisme, pasirašys savo parašu. Kiek nauja atsiradusi dalis, tai yra ilgalaikis elektroninių parašų, elektroninių dokumentų saugojimas. Apie tai labai daug ko pasakyti negaliu, dėl to, kad jis yra šviežiai atsiradęs ir Europos komisija, kadangi įtraukė tai paskutiniu metu, detalės procedūras jau nustatys iki 16 metų Liepos 1 dienos, tai yra tuo laikotarpiu. Dėl laiko žymų vėlgi yra nustatoma, kad laiko žymos turėtų būti tinkamos kaip įrodinėjimo priemonė teisme visose ES valstybėse. Turi būti pripažįstamas teismuose nurodyto laiko tikslumas ir laiko žymos turi užtikrinti duomenų vientisumą. Tai yra, kad būtų sąsaja, kad tie duomenys būtent egzistavo tuo metu. Ir vėlgi yra nustatyti reikalavimai tokiom laiko žymom, kad turi būti sąsaja su duomenimis, kad būtent šitie duomenys egzistavo, kad būtų patikimas laikas, ir aišku, turi būti pasirašytos to laiko žymos teikėjo elektroninių parašų ar spaudų, kad jeigu ateityje kiltų ginčas, žinotume, kas atsakingas už tai. Dar vienas sritis tai yra svetainių tapatumo nustatymas, čia dėl jos buvo labai daug ginčių, kadangi dabar de facto yra nusistovėjusi situacija, kai banko svetainė atsidaro, dažnai mato žalią varnelę, reiškia, bankas patikimas.
Čia nusprendė reguliuoti, kad dar atsirastų dar vienos spalvos varnelės, tai yra dar patikimesni paslaugų tiekėjai, dar patikimesnis galėtų būti bankas, tai yra papildomai atitinkantis dar ir europinius reikalavimus. Nu, tai iš esmės ir nustatyti reikalavimai tokiem paslaugų tiekėjam, tie paslaugų tiekėjai bus prižiūrimi, iš esmės turės atitikti saugos reikalavimus ir aišku, jeigu kilo žala, turės atlyginti nuostolius. Na ir paskutinė iš paslaugų, tai yra su e-delivery, gal Lietuvoje kažkokią analogą galim būtų sieti, tai elektroninio registruoto pristatymo paslaugos, kur vėlgi europiniu mastu nustatoma, kad tos paslaugos, tai yra laikas, kada pristatyta ar patikimai pristatyta, tai turi būti tinkamas kaip įrodinėjimo priemonė teisme. Iš esmės turi užtikrinti, kad tą, ką išsiuntėt, tą asmuo ir gaus. Ir būtų žinoma, kada duomenys buvo išsiųsti ir kada jie buvo gauti. Nu, tam, kad teisme galim būtų, jeigu kiltų ginčas, žinoti tiksliau šitos. Nu, ir aišku, yra nustatyti reikalavimai būtent tokiai paslaugai, tokiam paslaugų tiekėjam, kurie norėtų tokios paslaugas teikti. Taip, paskutinė dalis, tas didesnis blokas, kuris šiai dienai labai tiktų, tai yra elektroniniai dokumentai ir tikrai labai norėčiau daug apie tai papasakoti, tačiau EIDAS reglamente paliktas praktiškai vienas sakinys, jis aišku labai svarbus yra, kuris kalba apie elektroninius dokumentus ir jisai būtent reikalauja nediskriminuoti dokumentų vien dėl to, kad jie yra elektroninės formos. Tiek, kiek EIDAS reglamentas kalba apie elektroninius dokumentus. Tai tiek. Ir paskutinė skaidrė iš esmės, tai klausimas, kiek laiko turėsime pasiruošti. Nes, kaip matot, pakeitimai yra pakankamai tokie esminiai ir svarūs ir tam reikės, tikėtina, ir modernizuoti sistemas, aišku, ir teisinę bazę pasikeisti. Tai štai skaidrėje matot, kaip laikė visą tai išsidėsto. Tai reglamentas turėtų įsigalioti šių metų vasarą. Dabar jau Europos parlamentas yra nubalsavęs, tačiau teisininkai ir kalbininkai dirba ties vertimais. Ir 14 metų kažkur vasarą turėtų įsigalioti. Tada nuo 16 metų, kaip ir minėjau, Liepos 1 turėtų būti taikomos tos naujos taisyklės, tai yra duodama beveik 2 metai pasiruošti. Tai nuo tada jau paslaugų tiekėjai turės, faktiškai nauji atsiradę, turės atitikti šitos reikalavimus. Na, o kas liečia identifikavimą, tai ten yra dar daugiau laiko duota, kadangi reikia adaptuoti savo sistemas, kad sugebėtų užtikrinti suderinamumą, kad tikrai užsienio asmenį galim būtų identifikuoti toj šaly. Tai yra nustatomas, kad tik tai nuo 18 metų, praktiškai Liepos mėnesio, privalomai turėtų būti pripažįstamos identifikavimo priemonės iš užsienio, o aišku ir lietuvių kažkokiuose užsienietiškose paslaugų sistemose. Tai tiek.